Čia kanalas Sielos harmonija manyje tavyje ir aš Jurgita. Šiandien noriu su tavimi pasidalinti labai tokiais išjaustais momentais ir noras iš tikrųjų pakalbėti apie tai. Tai žinoma, pakalbėti apie skaičius, kurie yra tavo gimimo datoje ir apie tai, kaip jie įtakoja tos programos tavo gyvenimai. Tai pirmiausia, noriu pradėti nuo to, kad pati išeidinėjau iš labai siauro tokio mąstymo. Kitaip sakant, turėjau labai stiprius įsitikinimus, tokią stiprią energiją, kuri kalbėjo apie tai, kad reikia su visais kariauti, visiems viską įrodyti, aš tik tai esu teisi, visas pasaulis negali būti teisus, nes tik tai aš viską žinau ir visą tai. Ir ką matau dabar ir vis dar iškrenta netyčia mano Facebook'e labai retai kažkurią dieną, tik įjungus, man atrodo, netgi po kažkelinto antro ar trečio posto paskaitimo pastebėjau, kad vis dar žmonės labai, galbūt ir tu vis dar labai matai savo gyvenime labai didelę kovą. Ir aišku, aš ten pamačiau, kad žmonės kovoja per politikos prizmę, bet iš tikrųjų, jeigu mes paimsim, tai visa istorija tavo kaip žmogaus evoliucijos kova prasideda nuo to momento, kai tu būni mažas arba maža ir supranti, kad pasaulis yra netoks, kokio galbūt tu tikėjais, nes negali suvokti, kodėl žmonės yra va tokie, o ne va tokie, ar ne? Galbūt kodėl vienur vyksta vieni dalykai, kitur vyksta kiti dalykai. Ir kaip taisyklė, ateidamas į šią žemę, atsineši ir gimimo datą. Tai yra tavo avataras, gavo kodus per tavo vardą, pavardę ir tavo gimimo datą. Ir va šiandien aš noriu pabrėžti skaičius, kurie tobulai atitinka. Tai tą kovos energiją, tą tokią vyrišką, griežtą energiją, tokią ypač moteriai, jeigu jinai turi savo gimimo datoje arba yra matricos lentelėje kažkur kitur, tai ta energija labai vyksta. Jeigu dar yra iš protėvių, tai reiškia perduotos programos, kurios buvo neišmoktos ir dar persidavė tau, tai reiškia iš tavo kažkurios kartos, žinoma, be teisimo ir be kritikos, ir viskas su tuo gerai. Čia į žemę ateinant mes ateinam į dar tą vieną sistemą vadinamą giminės sistemą ir visas kitas sistemas. Ir man iš tikrųjų pradžiai buvo labai keista girdėti, kad reikia išeiti iš sistemos, reikia kažkaip ją, žodžiu, apžaisti ir visa kita. Bet iš tikrųjų, jeigu tu pasižiūrėsi, tai jeigu tu esi žemėje, tu ir esi sistemoje. Ir čia viskas yra Dievo sukurta tobulai viskas dėl tavo evoliucijos kelio. Ir šiandien galbūt noriu tau šituo podcastu, jeigu tu iki dabar žiūri, padėk laiką arba parašyk komentarą, jeigu kažkas jau rezonavo, o jeigu ne, tai lauk tų tokių raktinių kodų, kurie atrakins tavo širdį ir padės suprasti, kodėl tu esi toje kovoje, tam sansaros ypač dideliame rate, kur tau ištisai kartojasi vienos ar kitos situacijos. Tai va, ir grįžtant prie to posto, kurį aš pamačiau, kad žmonės, aišku, tiki tuo žmogumi, kurį jis rašo. Ir ypatingai tai, kad rašydamas tą postą, daugina tą informaciją. Ir tuo pačiu patvirtina savo, juk ir sako, jeigu tu rašai dėkingumą, tai rašai dėkingumą ne man po postu, tu rašai dėkingumą savo. Jeigu tu rašai bet kokį palinkėjimą kažkam kitam, tu niekam nerašai, tu visada rašai savo. Reiškia, visi tie dalykai vyksta tik tai dėl tavęs. Jeigu pažiūrėsim iš
aukščiausio plano, aukščiausiojo absoliuto plano, tai yra to pagrindinio taško, iš kur tu ir atėjai, tai yra mes visi iš ten atėjom ir mes visi esam čia lygus. Mes atėjome čia patirti, pakaifuoti patirčių ir emocijų. Ir girdėti savo galvoje dar ir mintis, kurios yra ne tu ir emocijos esi ne tu. Tu esi neutralus. Tu esi neutrali energija, kur netgi aukščiausiame lygmenyje pagal absoliutą šaltinį dar, kūrėją, Dievą, jeigu dar taip, ar ne, pavadinsim, tai esi neutrali ir viskas su tavim gerai, jeigu tu per daug nesijuoki. Viskas gerai, jeigu tu neverki, viskas gerai su tavimi, jeigu tu, nežinau, daug nekalbi visokių dalykų. Čia viskas yra kalbama apie tai, kad Žemė yra programos. Ir grįžtant prie tos kovingos energijos ir tos kovos, kurią tu nuo pat vaikystės pamatei pasaulį, kažkuriuo momentu, ar ne, kad netoks jisai yra, tavo viduje pradėjo veikti labai stipriai kovos instinktas. Ir jeigu tu sugrįši į prisiminimus, tau gali būti iškritę labai daug tavo patirčių, kur tu bandėjai, būdamas mažas vaikas, skirtingo amžiaus ypač, bandėjai įrodyti tėvams, ar ne, kad tu nenori taip daryti, kad tu taip nedarysi, kad tu darai gal netgi išdaigas kažkokias. Tai va, ir ta kovotojo instinktas labai gali būti stiprus. Ir yra koks momentas labai svarbus. Reikia suprasti, kad ten, kur yra tavo dėmesys, ten ir vyksta tavo gyvenime procesas. Tai pavyzdys. Tu ištisai šeimoje su savo vyru kariauji. Tu bandai jam įrodyti savo tiesą. Kad pavyzdžiui, reikia šiandien užsidėti kepurę, nes laukia šalta, nes ten daug priežasčių žinai. O kaip taisyklė, tavo vyras išeina be kepurės ir po kažkelios dienos sako, o Dieve, temperatūra. Ar ten dar kažkas atsitiko. Tai va, ir ta kova vyksta visur, jeigu tu atkreipsi bet kokiame gyvenimo momente. Ir ką rekomenduoju, ir ypač jeigu tu turi 7, 25 energiją, 11 ir 19 arba gimei birželį, Liepą arba lapkričio mėnesį. Šitos labai stiprios vyriškos energijos yra. Arba yra tavo viduje matricos lentelėje, kažkur irgi labai stovi, ypač ant kažkurios, tai ar ne tavo čakros. Tai galima, aišku, ateiti pas mane ir sužinoti plačiau, ar ne, kaip tai veikia. Kągi tu darai? Tai įsivaizduok, dabar papasakosiu tokį momentą, kuris man šiandien atėjo ir aš labai norėjau įsijungti kamerą ir užfiksuoti šitą momentą. Tu esi ta lūpa, tai yra tas padidinimo stiklas, ar ne? Tas žmogus. Bet per lūpą, jeigu šviečia saulė, ar ne, eina spindulys. Ir pagal viską tu ir esi šitoje žemėje tas spindulys, tu esi tas srautas energijos. Ir padėk šalia ant žemės, ar ne, baltą popieriaus lapą. Ir pagavęs tą tam tikrą kampą su ta padidinimo lūpa, saulės, ar ne, spygink į tą lapą. Tai reiškia, žiūrėk į tą įvykį, reiškia, ten, kur tu mokai, žiūri, sakai, kartoji vis tą patį darai, kas atsitiks popieriaus lape. Lapas pradės degti. Atsiras skylė. Ir kiek tu laiko laikysi tą lūpą, ta skylė didės. Tai kitaip sakant,
tavo ta problema, tas įrodymas, kovojimas, norėjimas išmokyti per jėgą, per prievartą, ką padarys vieną dieną? Kai lapas dega, kas vyksta? Kyla dūmai, ar ne? Ir tie dūmai kyla kur? Ne kažkur ten, kitame miesto gale, galbūt tavo kambaryje, tavo erdvėje, ir tau yra labai nemalonu. Ir tu taip nesupranti, nes tavo dėmesys ir yra į tą lapą, į tą lūpą ir į va tą procesą. Kai tu ką darai? Pakeiti kryptį, reiškia žiūri į kitą pusę, pavyzdžiui, ar ne? Tai reiškia ta lūpa, padidinimo stiklas vadinkim, ar ne, patrauki kažkur kitur, nebepagauna, ar ne, spindulys to kampo, nieko nebevyksta. Ir tu įsivaizduoji, visą gyvenimą tu taip save naikini. Bet kaip tas lapas, tą darai savyje skylę, tą tuštumą, nuo kurios neįmanoma išsivaduoti jokie pinigai, jokie turtai, jokios antros pusės, jokie vaikai, jokie tėvai, niekas negalės užpildyti tos skylės. Nes tu visą tą laiką tai darai. Aš apačioje paliksiu labai nuostabes YouTube atrastas filmus. Tu gali pasižiūrėti, kaip per prizmę to, kaip aktoriai suvaidina ar parodo. Vienas iš jų bus, kaip žmogus savęs, ar ne, save laikė išdidžiu ir negerbė savo darbuotojų, kaip iš jų tyčiojosi, kaip tyčiojosi iš savo merginos dėl kažko. Ir kokias pasekmes gavo. Ir kitas yra momentas, kitas filmas įdėsiu, kur žodžiu, vaikinas buvo be atsakomybės, kur neprisėmė atsakomybės už savo tuos visus veiksmus ir taip pat gavo sugrįžti į tai, į tą momentą, kai jis dar nebuvo gimęs, dar buvo mamos įsčiose, bet pamatyti tą gyvenimą, kaip gyveno tie tėvai ir kokias programas jisai gavo iš jų. Ir kodėl jis norėjo sugrįžti į dabartį ir sugrįžęs į dabartį, ką jisai padarė. Tai šitas podcastas ir yra apie tai, kad aš noriu tau perduoti labai labai svarbią žinutę. Nustok kovoti su kitais. Tai esi tu pats, su savimi kovoji. Nereikia nieko mokyti. Nereikia stovėti prieš Petrą ar prieš Joną. Ar už Joną, bet prieš Petrą. Arba atvirkščiai ir dar kažkaip. Tu šitame gyvenime, kad užpildytum šitą skylę, kurią tu pats ir sukūrei, yra vienas labai paprastas momentas. Ir jis tau kaip taisyklė įsitikinus bus pats nemaloniausias. Eiti į tylą su savimi. Būti tyloje. Ir kas atsitinka, kai tu eini į tylą su savimi būni? Tu pradedi gauti savyje atsakymus, kurių tu nežinojai. Tu pradedi pamatyti situacijas, kur tu va taip save atidavei savo valią kitiems tave valdyti. Ir nesenai man ant dienų, nors prieš keletą metų labai taip garsiai kalbėjo ir aš žiūrėjau laidas, kur kalbėjo apie suverenitetą, kas tai yra. Ir aš niekaip tada tuo momentu nesupratau, kaip ir supratau, bet giliam lygmenyje aš dabar supratau, kad suverenitetas tai yra tas žmogus, kuris savo gyvenimą priima
leidžia viskam būti, nesiveldamas į kovą ir kuo daugiau išlikdamas harmonijoje. Tai yra toje neutralioje būsenoje. Ir jeigu tai tau pavyks kada nors tai išjausti, aš tave sveikinu. Tai bus tavo didžiausias rezultatas, kai tu užlipdysi tą savo skylę. Ir vieniems žmonėms šitame gyvenime yra duota per gyvenimą praeiti šitus potyrius, atsiskirti ir pabūti su savimi, pamatyti save iš vidaus. Kitiems yra duotas momentas eiti ir kariauti visus gyvenimus. Bet ar tau reikia kariauti beveik 2000 metų kaip man? Beveik 2000 metų reikia kariauti visose gyvenimo, praeituose gyvenimuose rolėse, kad tik šitame 2025 skaičiuke, šitame momente aš suprasčiau. Taip, ir buvo visiems ir tau galbūt irgi reikalinga, ir man žinoma, tiek daug metų, tiek daug rolių sužaisti, tik tai tam, kad suvokti skirtumą, kas yra karas ir kas yra tikroji taika. Ir jeigu tu galvoji, kad eini už Petrą ir tu esi taikoje su Petru ir visu pasauliu, tai yra pati didžiausia klaida. Tu esi taika tada, kai tu neini nei už Petrą, nei už Joną, o susitelki dėmesį į save. Ir po kelių dienų tu pamatai, kad Petras ir Jonas jau draugauja kartu. Aš sekiau vieną tokią nuostabią moterį, kuri sukūrė santykį su izraeliečiu ir nelietuvė, jeigu gerai supratau, rusė arba ukrainietė, nesvarbu, kažkokios kitos tautos. Ir gyvenimas davė taip, kad kai jinai kariavo viduje su savimi, tai reiškia, bandė kažkur kažkam įrodyti savo tiesas, Izraelyje prasidėjo tas vadinamas karas. Ir matrica va taip veikia. Ką jinai darė, jinai nebeištvėrė ir jinai susikrovė turbūt lagaminus ir išvažiavo į savo šalį. Ir dėka panerimui į save, o tai užtruko turbūt nemažai laiko, aišku, visiems skirtingai, nes mūsų patirtys yra jau nueitos iki šio momento ir kažkam gali būti labai greit suvokimas ir, kaip ten sako, šuolis padarytas ar ne, kvantinis, kažkam reikia dar ir ilgiau. Ir kai jinai paniro į save, jinai tai pasakojo per kanalą YouTube, jinai sakė, aš negalėjau patikėti, kad kai aš sugrįžau į save, kai aš supratau, kas iš tikrųjų esu ir iš kur aš atėjau, ten užsibaigė karas. Ir ką dabar nori iš šio dabartinio taško, iš tokios platesnio matymo tau pasakyti, kad visą vaizdą, kurį tu matai prieš save, tai yra tavo vidinis ekranas, atspindintis tavo vidinį pasaulį. Kaip pavyzdys mano lygiai toks pat. Aš labai mėgau kariauti, įrodinėti ir savo buvusiam vyrui, ir savo tėvams, ir visiems, kam tik tai yra, bet iš tos labai stiprios kario pozicijos. Ir ką aš pastebėjau, aplinka į jų aplinką, tai yra jie man tą ir transliavo, o aš labai ant to pykau ir galvojau, kad jie yra kalti, kad mano gyvenime tiek daug nesėkmių. Bet kai aš atitraukiau ir tada pirmą kartą sužinojau savo numerologijoje, nes aš turiu 25 dieną ir pamačiau, kad tai yra didžiausias mano minusas, aš tada supratau, kad man taip gyventi jau nebeįdomu. Ir kai aš atitraukiau tą dėmesį, kas atsitiko? Ta visa matrica, visas tas vaizdas išnyko. Vis atėjo harmonija ir harmonija. Ir kuo aš labiau tapau harmoningesnė, tuo labiau mano aplinka kalbėjo. Kaip pavyzdys, kadangi tuo metu dar dirbau mokykloje
Ir esu mokytoja, buvau mokytoja, ar ne? Ir dabar esu tokia kaip mokytoja vedlė. E, tada aš pastebėjau labai stipriai per vaikus. Reiškia, kuo aš kažkur įsiveldavau konfliktą, tuo labiau mokykloje vaikai per pamoką atspindėdavo mano vidinį karą arba vidinę taiką. Ir jeigu šiandien aš tau papasakočiau, kokius iššūkius man teko praeiti tada ir ten, tu galbūt net nepatikėtum. Bet tik tai todėl, kad aš pati tai kūriau, tada aš nežinojau. Šiandien aš supratau, man davė Dievas galimybę tai suvokti. Ir tai galima labai paprastai padaryti. Praktika. Paprasta praktika. Paimk vieną dieną, pavyzdžiui, savaitgalį. Paimk savo artimuosius ir pradėk ant jų išlieti savo nepasitenkinimą. Pavyzdžiui, kodėl tu ten padėjai daiktą ne ten, kodėl tu nedarai to, kodėl nesutvarkiai kambario, kodėl tu toks netvarkingas, kodėl tu blogai mokaisi, koks tu ten toks ir anoks ir visa kita. Ir tada būk stebėtojo arba stebėtojos pozicijoje. Po valandos, po dienos, o gal kitą savaitę, kas vyks. Tai darbe tave kažkas apkaltins, užpuls, sukels tą kovą, gatvėje gali važiuojant ar einant, tave kažkas sujaudint arba pakuliūti į labai sudėtingą situaciją, kur tau išmuš visus saugiklius ir galvosi, kad tas žmogus, kuris ant gatvės pasimaišė ir tau sukėlė šitą konfliktą, situaciją nemalonę, tai yra kaltas jis. Bet tu savaitgalį ant savo visos šeimos narių išliejai visą neapykantą jiems. Ir štai gavai pasekmes. Paimk kitą savaitę ir savo nariams iš širdies, ne iš apgaulės, ne iš meilės. Ta prasme, iš meilės, bet natūraliai, už ką tu galėtum pasakyti gerą žodį savo artimam mylimam žmogui. Arba iš pajautimo, ką galėtum galbūt jam padaryti gero, nudžiuginti, ar ne? Ir pažiūrėk, kas vyks kitą savaitę visur, kur tu eisi ir būk stebėtojas. O dabar turbūt tau iškils klausimas, o kągi man dabar daryti, pati prisišaukiau, pati prisidirbau ir ką dabar man daryti. Tai pirmiausia, ką aš rekomenduoju, tai sustingti tą sekundės, kelias, giliai įkvėpti, jeigu manoma, ir iškvėpti. Ir savo mintyse arba garsiai, jeigu turėsi drąsos, toje sudėtingoje situacijoje pasakyti, aš priimu, aš matau, aš dabar suprantu, aš pats arba pati savo šitą visą situaciją sukūriau. Aš atleidžiu savo ir atsiprašau tavęs, tai yra to žmogaus, ar ne, kad taip įvyko, ir tada jau daryti veiksmus. Iš tikrųjų, jeigu tu tuo metu padarysi nuoširdžiai, kaip kažkas pasakojo, situacija gali pasikeisti, tiesiog nesuvokiamu netgi protu. Kaip pavyzdys, ar ne? Jeigu tu ten atsitrenki kur nors, ar ne, ir kažką tai ten aplankstai, kaip sakant, ar ne, tai gal tas kitas žmogus pasiūlys kažkokį patį geriausią sprendimą. Arba tau tuo metu ateis į galvą kažkoks labai geras sprendimas, kur situaciją išspręs pačiu harmoningiausiu ir geriausiu būdu. Gali atsitikti ir tai, kad tuo metu dar vyksta kova ir tau reikės tai išgyventi. Ir tai irgi reikalinga. Ir žinai kodėl? Ogi todėl, kad tu tą skylę, kurią darei nuo to momento, gal nuo vaikystės, ją tik tokiu būdu galėsi irgi užgydyti. Ir tada kyla klausimas, o Dieve, tai ką dabar daryti? Ir žinoma, šitas patirtis
Žmonės, kurie gauna ar turi šitas energijas, 7-tukas, 25 diena, 11-tukas, 19-tukas, šie žmonės yra šitame gyvenime atėję tam, kad sau leistų tai pamatyti, suprasti ir kitą dieną, kitą momentą elgtis kitaip. Iš pirmą kartą, antrą kartą gal ne visada dar pavyks, bet jeigu tu stengsiesi po truputį mažai žingsneliais, tikrai tau įvyks. Na, žinoma, jeigu tavęs neramina šiandieninė situacija ir tu negali išeiti iš to užburto rato, tai aš esu tam, kad tau galėčiau mūsų susitikimo metu pokalbyje tau labai gražiai pašviesti tavo pagrindinius svarbiausius momentus, kurie tau duotų daugiau sėkmės negu nesėkmės. Ir tikrai galiu pasakyti, daugybė žmonių, kurie naudojasi įvairiausiais įrankiais, jiems padeda, bet yra momentas, vis tiek reikės tau daryti. Aš arba kitas specialistas už tave nepadarys ir net bus toje situacijoje, kurioje tu pats ir susikūrei. Ir jeigu iš tikrųjų viso pasaulio žmonės tai žinotų, tame tarpe dabar jau žinai ir tu, ir tavo šeimos nariai, o tai žinutę galima dauginti, plėsti, dalintis, tai pasaulyje būtų taika ir harmonija. Bet kitas momentas, reikia priimti tą Dievo planą, nes viską, kas beivyksta pasaulyje, yra pagal aukščiausią Dievo planą, tai yra pagal tą sistemą. Ir jeigu tau atrodo, kad tu nori išeiti iš sistemos, kaip aš irgi galvoju, jeigu išeisi iš mokytojos darbo, reiškia išėjau iš sistemos, tai yra tokia iliuzija, tokia iliuzija. Taip, aš išėjau iš 3D siauro mąstymo ir žinojimo, kad reikia eiti tik taip, kad pinigus galima gauti tik taip ir kad aš galiu daryti tik taip. Nes man nei mama, nei mokytojai nesakė, kad aš galiu turėti daug daugiau, kad aš galiu keliauti pasaulį, kad aš galiu gyventi ten, kur mano širdis trokšta, kad aš galiu savo pritraukti tokį vyrą tik tai tada, kai žinau pagrindinius ingredientus, kodėl man nepasisekė galbūt su pirmu vyru, nes aš nežinojau tų tokių stiprių momentų. Beje, apie santykius. Ateik, paanalizuosim ir pažiūrėsim, kodėl šiandien tavo santykiai yra tokie, nes ypač šeimoje, kai vyksta karas ir ego, kurisgi čia aukštesnis ir kuris kurį nugalės, tai rodo, kad tu nori dar ir dar didesnę skylę padaryti. Ir kai ateina moterys ir pamato, kad santykiai jų gali būti gražus, o tik tai todėl, kad ta moteris arba tas vyras daro atvirkštinį variantą. Viską daro atvirkščiai. Kodėl darom atvirkščiai? Todėl, kad mes savo nuo pat vaikystės atsinešėm įsitikinimus, kurie yra perduodami iš kartos į kartą. Na, kaip pavyzdys, vyras įsitikinęs, kad turi žmonai būti neištikimas. Kodėl? Nes jo tėtis galbūt buvo toks, seneliai, dėdės ir proseneliai. Ir tai galima pamatyti numerologijoje. Ir jis visiems ir sakys, ir jo matricoje, jo sistemoje, jo visi draugai bus lygiai tokie pat, kurie irgi yra neištikimi savo žmonoms. Ir jeigu pasižiūrėsime į to žmogaus vyro sveikata bloga ir finansai blogi, jų draugų šeimose finansai nėra tokie, kokie norėtųsi ir sveikata nėra tokia, nes ten yra daug visokių disharmonijų. Ir kai ateina vyras, pavyzdžiui, pas mane toks ir aš jam pasakau, jisai žiūri ir negali patikėti ir sako, bet aš vieną kartą taip ir galvoju, bet galvoju nesąmonė, taigi visi taip daro, taigi mes visi vyrai patinai, mes turim tą daryti. Ir kai tu suvoki iki sielos lygmenio gylio,
kad tai yra iškreipta, viskas išversta į priešingą pusę, o tai ir rodo tau matricą, tu po keletų tų išjautimų gilių, po to pamatai ir sutinki, kad yra vyrų, kurie visą gyvenimą yra ištikimi savo moterims. Todėl, kad tu viduje pakeitei programą kaip kario, kaip neištikimybės, kaip aukos būsena, jeigu imsi moterį, arba atvirkščiai vyrą, lygiai tas pats. Nes aukotis dėl kažko ir daryti dėl kažko kito, bet ne dėl savęs, tau yra norma. O tai yra atvirkštinis variantas. Iškreiptas tavo vidinis pasaulis. Ir viskas su tuo yra gerai. Ir žinai dėl ko? O dėl to, kad tik tai per šitas patirtis ir galbūt per šį video tu labiau pamilsi save. Nes kodėl? Kai tu esi, pavyzdžiui, nekariaujantis, esi harmonijai, tavo šeimoje harmonija, visi patenkinti, sveikata gera, pinigai ateina, galimybės, resursai. Kai tu esi ištikimas savo žmonai ir girdi, ko jinai tavęs prašo iš vieno žodžio, gal net iš žvilgsnio, tai yra gilus toks pamatymas. Tu esi laimingas, nes realizuoji savo didžiausius tikslus, ypač vyrams. Tai skirtina šitą žinutę. Bet galima perduoti šitą video, ar ne, ir jeigu tu esi moteris, ir pažiūrėti vyrui. Ir kai tu pradedi šitą momentą daryti, tai bus labai nelengva. Čia tas pats kaip mesti rūkyti arba atsisakyti kažkokios kitos priklausomybės. Bet tu iškart pastebėsi. Nes kas yra dar labai svarbu, kad kai žmonės ir aš pati, kai man davė visą tą labai aiškiai žmonės, situacijas, įvykius, o tokius podcastus, ir aš darydavau, iki to dar neturėdama savo tos numerologijos pagal likimo matricą, kai aš padarydavau, man būdavo viduje labai gera pirmiausia, ir po kažkurio tai laiko aš gaudavau dovanas. Jeigu tu gauni dovanas iš visatos, nuostabų pokalbį, pavyzdžiui, ar ne, tau paskambino kažkokia draugė ir su tavim dalinasi pačiais gražiausiais momentais, nesiskundžia savo nesėkmėm šeimoje, o džiaugiasi gyvenimu. Tai ir rodo, kad tu esi teisingam kelyje, kad tau atsiveria galimybės. Bet, kaip man viena kita mokytoja irgi sakė, visada bus gundymas iš aplinkos. Nes tikrins tave visata, ant kiek tu savo pasakai, kaip pavyzdys, nebesivelti konfliktą, nebebūti tam vyrui, kuris malonumą bando užpildyti su skirtingomis daug moterų, nes tavo moteris, tavo tikroji moteris yra Dievo dovana, tu jos net nepažįsti ir nežinai kokiomis kaifo energijomis jinai tave gali užpildyti, nes tu buvai įsitikinęs, kad kitur kažkur yra geriau. Na, žinoma, žmonės kada viską supranta, kai kažką praranda. Tai irgi reikalinga. Ir reikalinga tik tai tam, kaip tame filme irgi pažiūrėsiu, kurias aš įdėsiu, tai tik tai todėl, kad tu pagaliau išeitum iš savo iškreipto matymo, įsitikinimo. Ir aš šiandien esu tam, kad tau padėčiau, kad tau parodyčiau, kaip reikia mylėti save. Nustoti sau daryti gyvenimo iššūkius. Ir dar dabar mintis ateina labai prie šito viso, noriu pasidalinti, kad jeigu tu esi prieš gėjus ir prieš lesbietės ir tave taip kabina ir tave taip sukelia daug emocijų, atrodo, sutikčiau, tai jau išrėžčiau viską į akis ir ten, nežinau, padaryčiau ir taip toliau, ir kaip jie drįsta ten kažkada Lietuvą valdyti. Tai žinok, jog tavyje tu, pavyzdžiui, esi moteris, gimei moterim, bet šiandien tą minutę, kai tau sukelia diskomfortą, tu gyveni iš vyriškos stiprios energijos. Ir tau kelia diskomfortą išorėje.
Jeigu tu dabar esi vyras ir tu gyveni nevyriškoje energijoje, ar ne, nes galima iki 60-70% aktyvuoti, ar ne, vyriškos energijos, o moters yra tik tai 20-30 gali būti, ar ne, bet tu gyveni atvirkščiai 60-70 moteriškos energijos, kaip taisyklė tu būsi prieš tai. Ir tau kaip taisyklė rodys ekraną visur ženklus, besibučiuojantį vyrą su vyru arba moterį su moterį. Ir tik tai todėl, kad tavo yra įsitikinimas ir tavo gyvenimo būdas iškreiptas. Tu pamiršai, kas yra vyriška energija, kas yra vyriškas ar ne charakteris ir kokios tos atsakomybės. O tu elgėsi kaip moteris, nes tavo šeimoje moteris tapo vyru. Yra tas žodis labai toks skambantis, bet aš jo čia šiandien nepaminėsiu iš G raidės. Bet aš tik noriu pasakyti, kad tai, kas tau labiausiai nepatinka ir tai, kas vyksta prieš tave, tai yra tavo didžiausia programa ir įsitikinimas. Ir kol tu jo nepripažinsi, kad tai esi tu ir kad tu tai darai, o ne tie žmonės, jisai didės ir didės, nes tu į tai telksi dėmesį, kaip atsimeni, sakiau, tą lūpą ar ne, ir pagavus tą spindulį, lape darysis didesnė ir didesnė skylė. Ir kada žmonės, kada jie pradeda suprasti, kad kažkas yra ne taip, tada, kai ištinka pati didžiausia, nemaloniausia situacija. Bankrotai, ar ne? Mylimojo ar mylimosios ar artimųjų praradimas, mirtis, kažkokios kitos nelaimės, autoįvykis galbūt netgi, artimo žūtis. Nes tik tai tam, kad tu pagaliau suprastum. Vieniems yra duota vienai patirti, kitiems yra paduota kitaip. Aš tą patyriau per skyrybas. Ir dabar turbūt ir tu užduosi klausimą, o tai kaip dabar? Ar skirtis, ar nesiskirti? Kiekvieno žmogaus, kiekviena situacija yra individuali. Ir kaip man vienas aiškiaregis sakė, ten, kur neįmanoma skyrybos, jos niekada ir nevyks. Ten, kur turi vykti skyrybos, netgi padeda aukštesnės jėgos, kad įvyktų. Nes va tuose filmuose, kuriuose aš įdėsiu nuorodas, būtinai pažiūrėk, tu suprasi, kad negali nepadėti kažkas tai tau. Ir tai reiškia, kad ir tu pats savyje tikėjai, kad kažkas tau padeda ir automatiškai padeda. Ateina žmonės, situacijos, ar ne, galbūt knygą gauni, galbūt video atsiunčia tau kažkas, tai ar ne, tu galvoji, o geras, tai gyva, galvoju ir štai atsakymą radau. Ir tai yra ženklas. Ir ką aš pastebėjau, tie žmonės, kurie nustoja kovoti, ta energija ateina į harmoniją. Aš nesakau, kad jeigu gyvenime atsitiktų taip, kad tavo gyvybei grėstų pavojus ir tau nieko nereikia daryti, ne, tu vis tiek turi atstovėti save. Bet tu neturi teisės veltis į tai ir duoti tam to, ko jam niekada nereikėjo ir nereiks. Nes kiekviena siela pasirinko savo kelią. Kam įrodinėti, mokyti ir sakyti, kad Petras yra geras, o Jonas yra blogas, yra netiesa. Aš labai gerą pavyzdį daviau visiems ir dabar tau dar vieną duosiu pavyzdį. Kai aš skyriausi, mano tėvai žinojo mano tikrą gyvenimo istoriją, ką aš patyriau, išgyvenau. Jie sakė, elkis taip. Mano draugės sakė, elkis taip. O kaimynai, kurie matė gatvėje einant kažkada, sakė, kaip taip įmanoma, tobuliausia pora buvot. Kodėl tai vyko?
Ar supranti? Niekas negali žinoti, kaip tau elgtis ir ką daryti, kol tu pats savyje to nepriimsi. Ir reiškia, jeigu tu šiandien, net pažiūrėjęs šitą video, vis dar kovosi, reiškia, irgi yra gerai, nes tave ves iki tokio taško, iki tokių situacijų, kol atsiminsi šį video, peržiūrėsi ir tada sau tvirtai pasakysi, gana, kaip viena moteris sakė, mano iš pašnekovių Kosmoso žvaigždės YouTube kanale, teko sudaužyti tą veidrodį, kad pagaliau gyvenčiau kitaip. Tai iš tikrųjų, va taip turi būti. Reikia tokį priimti sprendimą. Ir faktas, reiks išeiti iš komforto zonos. Jūs suraskit nors vieną dabar laimingą žmogų ir paklauskit, ar jam nereikėjo išeiti iš komforto zonos, ar jis gimė tobulas. Jūs nerasite. Nėra taip. Visa čia žmonija, tai yra visos sielos, tam ir atėjo čia į žemę. Na, o aš tikrai mielai tavęs laukiu į pokalbį, o jeigu tave kviečia širdis išmokti šito meno, tai yra numerologijos pagal likimo matricą, ir suvokti viską taip giliai, o tai reiškia net 22 energiją žinoti, tai reiškia žinoti, kad tavyje yra tos energijos, kurios tau ir sukelia diskomfortą, bet žinai, kad gali aktyvuoti tuos pliusus, tai yra tas dovanas, kurias tu atsinešiai, bet jų dar nematai. Tai gyvas online susitikimas ir mokymai vyks 6 savaitės, be kurių mokymo programos, tai yra pagrindų likimo matricos, ten yra netgi 4 stiprios pamokos, dar pridėjau 4 pamokas apie tai, kaip mylėti save, kaip susijungti su savo širdimi, kaip klausyti savo balso, kaip klausyti savo vidinio vedimo, bet kaip suvokti, kad visa aplinka tai esu aš. Ten darysim daug praktikų, ten pasidalinsiu savo patirtimi ir savo matymais. Duosiu labai raktinius tokius frazes, kurios tau atrakins sąmonę ir padės pamatyti platesnį pasaulį. Kad galima gyventi harmoningiau, kad galima savo ekrane matyti gražius vaizdus, kad saulė gali šviesti. Ir nežiūrinti tai, kur tu esi, kokioje šalyje, ar palmės auga, ar obuoliukai, ar kriaušės, ar jūra skalauja tavo krantus. Tai tik tai todėl, kad tu pasirinkai būti ten, kur dabar esi. Nes tai yra tavo pasirinkimas. Ir kai tu pasakai visatai garsiai, kad gana, užtenka man taip gyventi, einu ir paimu dar kažkokią žinutę, ar ne, nebūtinai iš manęs tikrai kažkokių norite mokytojų, tada bus lengviau keliauti. Na ir užbaigiant duosiu tokį pavyzdį, kad mašina nevažiuoja be instruktoriaus, jeigu tu atsisėdi ir nemoki ir nežinai ką, ar ne, pirmą paspausti arba jungti. Nes jeigu tu ir tau atrodo, kad tu žinai ir pirmą kartą atsisėdi ir viską padarysi taisyklingai, tai yra iliuzija. Nes šalia sėdintis instruktorius, jis vienintelis, kuris gali tau tiksliai, paeiliui parodyti tavo sėkmingą tą kelionę. Ir taip yra gyvenime. Mes vieni kitiems esam kaip instruktoriai, kaip vedliai, kaip skleidėjai tam tikros informacijos. Taigi, jeigu tau surezonavo šis podcastas, pasidalink apačioje informaciją, ką išsineši, ką supratai, o galbūt tai buvo tau kaip tik ženklas tai ir išgirsti. Tai buvo tau patvirtinimas, nes tu kažkada pagalvojai ir galvojai, ai, gal tai nėra tiesa. Tai sveikinu, tai yra tikra tiesa. Ir linkiu būti su savimi, linkiu mylėti save, linkiu nebežiūrėti į išorę, o sutelkti dėmesį į save. Atrasti gamtoje savo erdves, kurios tave pripildys, kurios tave nuramins
Ir va ta išdeginta skylė pavirs nebe į skylę tamsią juodą, o į šviesą, į spindinčią šviesą, nes kūrėjo energija yra šviesa. Vat kaip ta saulė, kuri šviečia už manęs.